Sveiki, atvykę prie mano video. Ir taip, mes žaisime Minecraft. Jo, ir mes žaisime ne vieni. Aš žaisiu su savo draugu Alex. Jo, bet jis kitam video tikriausiai persirengs. Jis tikrai gerai persirengė. Tai čia matote mano draugas Alex ir šiandien mes žaisime Minecraftą. Kaip matote, viršus širdelės hardcore, tai reiškia, kad jeigu numirsim, mes negalėsime atsirasti ir mūsų serijos baigsis. Ir, na tai... Ir dar aš čia pridėjau keletą priedų, tai mes jau matome vieną priedą, kad labai gražu, animacija yra, pavyzdžiui, matot ranką, aš mušu žolį. Gerai, kur mano draugas nuėjo? Jisai ten. Draugė, einam gal kaimelį ieškoti. Gerai. O, jis turi mėsos. Jei, gerai. Ir odos. Gerai. Aš seksiu paskui tave, draugė, ir tu mane nuvesk į kaimelį. Gerai, einam paskui mūsų draugą. Auč. Gerai, aš atsargiai nulipsiu. Einam į kaimelį. Gerai, einam. Gerai, taigi, labai čia šiaip gražu. Pasižiūrėkit, kaip aš į plaukimo animaciją. Gerai. Plaukia. Matot, kaip rankos gražiai gaunas. Tada kas dar yra. O tai, matom kaimelį. Gerai, tai čia bus mūsų laikini namai. Avytė. Bet aš nežudysiu avyčių, jis tokios mielos. Bet pasižiūrėkite šitą juodą avytę. Žiūrėkite jos ausis. Pastovėk vietoj. Gerai, jie nestovi vietoj. Gerai, kaimiečiai. Kaimiečiai, kaip jie keistai atrado. Pala, aš noriu pasižiūrėti šį kaimietį. Kaip žiūrėtų, kaip knygos. Dabar jie turi tokias antakius labiau ryškesnius ir barzdą kai kurie. Gerai, ką mes galim daryti? Kur mūsų draugas nuėjo? Ei, draugė, kur tu? Jisai ten toli labai. Gerai, čia karvytės augina. O štai mūsų golemas, miesto sargas. Sveikas, draugė. Na, saugosi kaimelį, ne? Bet koks, pasižiūrėkit, stiprus. Kas čia kas? Reikia žuvytės pasikaus. Gerai, einam ieškot mūsų draugo. Draugė, kur tu nulikai jau? Jisai paskalbė. Einam pasižiūrėti, ką jis gerą rado čia skleidėjai. Nieko neliko. Ar tu viską paėmėjai? Geležinį batelį su kelmėm. Na gerai. Gali duot ir kardas. Gali man duot kelnes, prašau. Gali. Būk geras. Gerai. Parašykite komentarus, ar jūs norite, kad kitam video jisai kalbėtų, ar tiesiog man kalbėtų. Dabar pasižiūrėkit, aš dabar su kelnėm. Eime į lauką. Gerai. Vištytė. Va, kas bus, jeigu trenks? Žiūrėkit. Tuoj. Nagi. Kam tu nužudai vištą? Aš tiesiog norėjau pamušti. Dar vienas. Labas. Koks daiktas mainas. Gerai. Čia kalvis. Reikia pasižiūrėti, ką mainosi kalvis, nes jis tikriausiai mainosi ginklus. Enchantintas kardas. Gerai. 18 emeraldų. Gerai. Labai brangu. Gerai. Draugė, pasakyk labas. Girdit? Jisai pasakė labas. Taip, tai dabar... Gerai, kodėl visi kaimiečiai susirinko prie mūsų? Labas. Gerai, eina. Gerai, sakė. Gerai, einu paskui tave. Visi kalba. Koks didelis namas. Gerai, bėgam paskui. Hop. Čia tavo namai? Kam tu žudai avytes? Galima apkirpti. Lovą? Na gerai. O tai namuose nėra lovos? Čia. Čia biblioteka.
Aš kartais nebuvau išrinkti. O, aš netyčia buvau užėjęs į tavo namą. Tu turi balkoną, kaip geras. Tik iš jo galima labai lengvai išlėsti. Atsargiai. Gerai, ką dar prideda šitas priedas? Pastebėjau labai gerų animacijų. Ir einam padaryti vieną iš pagrindinių dalykų gauti medienos. Tai čia yra medžiai iš vis. Ja, ten yra toma, taigi, kur saulė? Kažkaip nesimato. Va ten, jau to nesileis. Spėsim nueiti iki medžio ir... Va. Ar mes buvom jau pa šitą kalvį? Man atrodo, nebuvom. Aš susimaišiau. Šitam kaimelį yra tik vienas kalvis. Gerai. Vytė, labas. Ne, ką tu darai? Man taip gaila, Vyčio. Parašykite komentarus. Ar jam toliau medžiotos avis, ar jų pagailėti vis dėlto. Gerai, dabar iškirsim medienos. Gerai, kad turėtume medžių. Gerai, 3 gabaliukai jau. Gerai, 4 gabaliukai. Turėtų užtekti šiai nakčiai. Gerai, mano draugas irgi kartu. Ir paskambinam medienos. Čia per dalykai. Na, nieko tokio. Vari grįžti. Draugė, ar gali tavo namą šiandien pernakvoti? Taip. Gerai, leidę, taigi eime tada. Čia karvytės augina kaimiečiai. Gerai. O, jau saulėlytis, tai monstrai pasirodė. Taigi greičiau skubėti namą. Greičiau. Nagi. Nagi. Tikiuosi spės. Iki nakties. Ate kaimietė. Esi turite 2 aukštus ir 2 aukštus. Čia žvakės pasidėjo. Čia knygučių. Haris Poteris. Įdomi knyga. Gerai. Čia galime prisės pas jį. Gerai, nagi prisėskim. Gal padarysiu crafting table. Darbastalį tai vykas. Nustatymas netyčia nuėjau. Ir padarysim darbastalį. Įdomu, kur jį padėti? Gal padėsiu varstačiau. Ką mes galim daryti? Kaip aš galiu pasidaryti kelią? Tikriausiai, kad aš turiu kelias, tai galiu. Už pavojaus sirena. Keistas daiktas, bet gal prireiks po to? Nežinau. Gerai, mes pasigaminam gal kirtiklį ir dėl... Kas vyks lauke? Aš eisiu į balkoną, kad apsidaryti, kas vyksta lauke. Ne, tik ne kaimiečiai. Zombiai suvalgys visus... Ne, mano draugas, draugė grįžk. Prašau, maldauju, ne. Draugė, prašau, ne, grįžk. Gerai, jis turi skydą. Nagi. Gerai, tik varai grįžk namo, tau mažai gyvybių. Prašau, grįžk. Tam zombis kaimietis. O, ne. Jie ten neišlauž durų. Gerai. Mums reikės pasisaugot labiau. Gerai, kad pasigaminai skydą. Nes aš visiškai nieko neturiu, tik tai kritiklį. Kurie iškirsiu bent ir pasigaminsiu bent jau akmeninį yra. Gerai. Pasižiūrėjom pro balkoną. Gryberis. Jau 2 kaimiečiai pavirto zombiais. Negerai. Tie zombiai prie kaimiečio namų durų. Negerai. Ir jeigu čia dar yra... Koks gražus oras. Gerai, eime atgal namo. Uždarom duris. Nes labai šalta naktį. Gerai. Man kažką... Čia man? Tikrai? Taip. Ačiū. Jis man pagamina... Čia geležinis kardas? Čia geležinis kardas. Ačiū, draugė. Dabar galėsime... Dieną, jeigu išeisime rasim prieš, galėsime juos iškart nužudyti. Gerai, ten ką tik paskendo ežere zombis.
Na gerai, nieko tokio. Gerai, kur vienuolis, nes dar daug liko. Gerai, bent jau čia šilta, yra degalai. Va. Gali pasiskaityti toliau knygų. Kartą gyveno, neįdomu, jau atrodo. Tikrai. Ei, negriauk knygų lentyną. O, tu paėmė knygą. Galiu vieną pasiskaityti. Koks jis pavadinimas? Draugai, koks jis pavadinimas? Koks jis pavadinimas, draugė, ką? Haris Poteris. Haris Poteris, gerai. Eime paskaitysiu. Kokia faina. Gerai. Tokia įdomi. Gerai. Mes galim pasigaminti po to knygą su ta plunksna ir mes galėsim ten užsirašinėti dalykus. Jūs pasibėt, kad kai mes einam, paliekam tokius kaip dūmus. Žiūrėkit, einam. Kai per laiptus einam. Tikriausiai. Va taip. Jo, mato dūmai. Na, dar ne diena. Oi, nukritau. Kada jau bus rytas? Oi. Gerai. Rytas. Kada ateis rytas? Jau atsibodo man. Kiaulis vaikšto. Kažkaip. Man visa. Ačiū ne, aš dar nealkas. Mums reikės pasigaminti krosnį, kad išsikeptume mėsytės. Jo. Mano draugas turi labai daug maisto. Jisai labai geras šiaip žaidėjas. Na, gal ne toks geras kaip aš. Kas? Čia mano draugas nukrito. Nepasisekė. Kažkas praėjo pro duris su geltonu kažkuo. Tai gal zombis su auksiniais šarvais. Nežada nieko gero. Gerai jau, draugė, aš labai alkanas. Galėtum duoti mėsytės ar duonos, jeigu turi. O, labas. Gerai, jis duos man tikriausiai valgyti dabar. Na, gerai. Mėsytė. Ir dabar pasižiūrėkit, matot, ir tas priedas prideda 3D daiktus, matot? Ir kai mes jūs valgom, jie mažėja. Kokia skani mėsytė. Dar vienas valgom. Žiauriai skani. Ačiū. Iš kur tu moki taip gražiai ją paruošti, kad ir žalia ir nelabai skani? Duonas. Gerai, skanaus. Gal fermą patartis pasidaryti? Čia yra langas. Žiūrim, nieko nėra. O čia už langą nieko nėra. Kuku. Gerai, kol kas nieko nėra. O šito lango yra kažkas. Višta. Ir skeletas ką tik atsirado. Gerai, Ne, draugė, neik, ten skeletas. Neik. O ne, jį veisia kryperis, kuris gali bet kurią sekundę susprogti. Ne. Mano draugas, ne. Tik ne tai. Aš atidariau duris. Mano draugas rado auksinį, zombį su auksiniais šarvais. Draugė, prašau, grįžk namo. Ne, jisai numirė. Ne, kaip nepasisekė. Jeigu jums šitas video patiko, spauskite like ir prenumeruot. Ir jeigu prenumeruosit, mano draugas grįž. Viena prenumerata plus vienas šansas jam atsirasti. Su jumis buvo aš Simas. Visą gerą.